Patinka vairuoti laidoje matysite. Tikra amerikietiška svajonė. 2010 metais pagaminta Chevrolet Camaro. Sužinosite, kaip išsirinkti žieminės padangas, bei kuo ypatingas naujasis šviesoforas Šiaulių mieste. Sveiki, laidos Patinka vairuoti žiūrovai. Šiandien jums pristatysime automobilį, kuriam pasirodžius gatvėje tikriausiai neatsirastų tokio, kuris į jį neatkreiptų dėmesio. Tai 2010 metais pradėtas gaminti Chevrolet Camaro. Chevrolet Camaro. Automobilis vadinamas amerikietiška svajonė. Dideli, sudėtingų konstrukcijų, galintys pasididžiuoti galingais varikliais bei komfortu. Štai kokie yra tie amerikietiški automobiliai. Amerikietiškų automobilio serviso Amerisyvo auto direktorius Valdas Klimas teigia, kad amerikietiški automobiliai tai automobiliai sukurti žmogui. Amerikietiškas automobilis sukurtas žmogui, komfortiškas, turintis gražią išvaizdą. Vieniem patinka amerikietiški automobiliai, kitiem europietiški. Chevrolet tai General Motors grupėje priklausanti automobilių kompanija, įkurta 1911 metais. Pirmosios kartos Chevrolet Camaro debiutavo 1967 metais, kaip visiškai naujas galiniais ratais varomas automobilis. Camaro buvo 2 durų ir 4 vietų, bei buvo siūlomas kupė ir kabrioleto kėbulų. Automobilį buvo galima pasirinkti tarp V6 ir V8 variklių. Pirmosios kartos gamyba truko iki 1969 metų. Vėliau sekė antroji, trečioji bei ketvirtoji karta, kuri buvo gaminama iki 2002 metų. – 2006 metų sausio 9 dieną buvo išgirstas pirmas oficialus žodis apie Camaro sugrįžimą. General Motors pristatė automobilio koncepciją Šiaurės Amerikos tarptautinėje automobilių parodoje. Ten pristatyta koncepcija naudoja 400 arklio galių LS2 V8 variklį su 6 pavarų mechaninė transmisija. Koncepcija, kaip ir ankstesnės kartos Camaro, buvo 2 durų, 4 vietų galiniais ratais varomas kupė. Automobilio ratų bazė buvo 280 cm, 23 cm ilgesnė nei ketvirtos kartos Camaro. Tačiau bendras automobilio ilgis buvo tik 4,73 cm, 18 cm trumpesnis už ankstesnį modelį. – 2006 m. rugpjūčio 10 d. General Motors generalinis direktorius paskelbė, kad koncernas gamins 5 kartos Camaro automobilį, kurį kuriant bus pasiremta parodoje pristatyta koncepcija. Automobilio gamyba prasidėjo 2009 m. kovo 16 d. Tačiau automobilis yra parduodamas kaip 2010 m. modelis. Serijinė Camaro versija dar nebuvo viešai pristatyta. Tačiau General Motors teigia, kad automobilis išliks beveik identiškas koncepcijai. Nors neseniai buvo patvirtinta, kad automobilis bus gaminamas su B atrama, kurios koncepciniuose automobiliuose nebuvo. Camaro bus gaminamas ant galiniais ratais varomiems automobiliams pritaikytos General Motors Z platformos, kuria dalinasi su 2008 metų Pontiac G8. General Motors patvirtino, kad automobilis turės nepriklausomą galinę pakabą, bus parduodamas su V6 ir V8 varikliais, bei bus galima rinktis iš automatinės ir mechaninės transmisijos.
Šis laidoje rodomas modelis turi 3,6 litro darbinio turo 6 cilindrų benzininį variklį, galintį išvystyti 300 arklio galių. Tai silpniausias variklis montuojamas šiuose modeliuose. Galingiausias Camaro turi 7 litrų variklį, išvystanti 507 arklio galias. Išgirdus apie tokius automobilio duomenis, daugelių žmonių pirmą mintį šaunant į galvą tikriausiai yra kuro sąnaudos. Amerisiva Auto vadovas patikina, kad šiuolaikiniuose amerikietiškose automobiliuose montuojami varikliai yra pakankamai ekonomiški ir kuro sąnaudos nebėra didelės. Varikliai patvarūs, galingi. Pagal europiečių sakymus buvo dedami ir dizeliniai varikliai į amerikietiškas mašinas. Būna ir 2.4, būna 4 cilindrų, daugiau Europai skirti automobiliai. Amerikietiški 6 cilindrų ir 8 cilindrų varikliai. Bet šiuolaikiniai varikliai iš viso taupo ir kurą. Nėra tokie, kad būtų jau neekonomiški tikrai. Automobilis savo išvaizdą kardinaliai pasikeitė nuo 4 kartos. Tapo agresyvesnis. Camaro viduje yra viskas, kas būtina šiuolaikiniam automobiliui. Elektra valdomi langai, oro kondicionierius, autopilotas ir kiti privalumai. Viskas suprojektuota taip, kad vairuotojui būtų patogu valdyti jį ir netektų klaidžioti mygtukų gausoje. Daugelis žmonių mano, kad įsigijus amerikietišką automobilį, teks nemažai pinigų išleisti jį remontuojant. Amerisiva Auto, amerikietiškų automobilių servisas, įsikūrė Šiauliuose Žemaitės gatvėje. 96F visada pasiruošęs jums padėti. Mūsų įmonė Amerisiva Auto užsiima amerikietiškų automobilių dalimis, didmeninė ir mažmeninė prekyba. Taipogi specializuojamės amerikietiškų automobilių remonte, visų populiarių automobilių riedančių mūsų gatvėmis detalių pilnai turime, o visą kitą galima užsakyti 2 savaičių laikotarpį. Stengiamės įspręsti visas problemas, kas susijęs su amerikietiškais automobiliais. Nuo priregistravimo iki apžiūrų padedam, patariam žmonėms. Perkant automobilį, apžiūrime jį, galime patarti, kokį pirkti pagal poreikius, kaip kiekvienam reikalingas. Kitoje patinka vairuoti laidoje išvysite. Įspūdinga Cadillac klasės crossoverį, tai vadinasi Cadillac RX. 8 cilindrų variklis, 2008 metų.
Pažvelgus pro langą tampa vis aiškiau, kad žiema jau nebe už kalnų. Reiktų nepamiršti pasirūpinti ne tik šiltais drabužiais ir avalynė, bet ir automobilio padangomis, nes sniegas, iškritęs ant kelio dangos, gali padaryti nemažai rūpesčių ir šilti batai jau nebepadės. Kokias padangas pasirinkti ir į ką vertėtų atkreipti dėmesį, renkantis žiemines padangas, pasakos Ayrtono specialistas Artūras Mocius. Tai žiemos sezonas, visi pradės ruoštis savo automobilius žiemai ir reikės padangas išsirinkti. Mes siūlom daugeliu gamintojų padangas, tai yra ir Bridgestone'us, ir Continental, ir Hankook, ir Debika, ir Barum firmų gamintojų padangas. Renkantis padangas geriausiai būtų žmogui kreiptis į specialistą, kuris jam padės pasirinkti padangas, padės išsirinkti tinkamą padangą pagal jo pageidavimus, pagal jo važiavimo stilių ir pirmo eiliai, aišku, reiktų žiūrėti padangos, kokią norėtų ar minkšto mišinio, ar kieto mišinio padangą. Reiktų atsižvelgti į padangos charakteristiką, tai yra kuro sąnaudas, apie stabdymo kelią, pagaminimo metus, kad nebūtų sena padanga. Ant automobilio montuojamos padangos turėtų atitikti gamintojo reikalavimus. Nereiktų bandyti jas siaurinti arba platinti ir gali jos netitikti gamintojo reikalavimus ir mašina gali būti nestabili ir gali naudoti daugiau kuro. Siūlyčiau išsirinkti žmogui žiemą būtent žieminės padangas, o vasarą vasarinės, nes tie, kas galvoja, kad dar gali važiuoti su gerom vasariniam žiemą, tai labai klysta ir stabdymo kelias yra žymiai parailgėję su vasariniam padangom ir jos iš vis nekimba, galim sakyti, su kelio danga. Tai o su šipais važinėti siūlyčiau gal kas daugiau važinėja užmiestį ar kokiais nevalytais keliais, kur dažniausiai būna žvyrkeliai ir dažniausiai apledyja. Siūlyčiau rinktis žinomų gamintojų padangas. Tai yra Bridgestone, Dunlop, Continental, Michelin, Hankook padangas. Jos atitinka ir kaina, ir kokybė. O dėl kinietiškų padangų, čia jau jeigu kas labai nori sutaupyti ir nesvarbu jiem, kaip jos dirba ant kelio, tai tada gali pirkti ir kinietiškas padangas. Ayrtonas autoservise parduotuvėje tikrai neįsigysit jokių restauruotų padangų, nesertifikuotų. Visos parduodamos padangos yra šviežios, nesenos ir kokybiškos. Padangos leistina norma yra iki 3 mm, bet nuo 5 mm padangas jau pradeda prarasti savo savybės. Stabdymo kelyje ir sukibimo su kelio danga. Atkreipkite dėmesį, perkdami padangą, gaminimo metus būtinai, kad ji nebūtų senai pagaminta. Pasirinkite pagal savo važiavimo stilių padangą, kieto arba minkšto mišinio. Kieto mišinio padanga dėvisi ilgiau, minkšto mišinio padanga susidėvės greičiau. Siūlau keisti padangas vieną sezoną važiuojant ant priekinės ašies, keisti galinę ašį. Keičiant naujas padangas, siūlome pasitikrinti ratų geometriją, kad jos tolygiai diltų. Pasitikrinti padangų slėgį. Aišku, jei pas mus servize tai atliktų klientas, tai viską mes padarysim. Atvažiavus keistis ratus Ayrtono servise, mes galim patikrinti važiuoklę, padaryti ratų suvedimą, patikrinti stabdžio efektyvumą, paruošti automobilį žiemai. Pasikeitus žieminės padangas Ayrtono servise, nereikia sukti galvos, ką daryti su senomis padangomis. Jas čia galite palikti saugoti per žiemą iki kito padangų keitimo.
Taip pat Ayrton autoservisas gali pasiūlyti labai platų paslaugų pasirinkimą. Servisas atlieka momentinę ratų geometrijos patikrą ir reguliavimą, stabdžių sistemos, amortizatorių bei bendrą pakabos būklės patikrą. Suteikiamas autoelektriko paslaugos. Taip pat atliekami ir automobilio kėbulo paruošimo, dažymo darbai. Suteikiamas plovyklos paslaugos, automobilio plovimas, poliravimas ir cheminis salono valymas. Ruošiantis žiemai, derėtų pasirūpinti ir automobilio šildymo sistema. Ayrtono servise atliekami autonominių šildytuvų montavimo darbai ir jų remontas. Remonto metu suteikiamas pakaitinis automobilis. Ayrtona tai vienintelis oficialus Ford, Hyundai ir Mitsubishi atstovas Šiaulių regione. Įsikūręs Serbentų gatvėje 100 Šiauliuose. Didelės automobilių spūstys nemenka problema visose miestuose, ypač vykstant į darbą ar iš jo grįžtant. Kamščiuose tenka praleisti nemažai laiko, laukiant, kada bus galima kirsti sankryžą ir važiuoti toliau. Šiauliuose pramonės išradėjų gatvių sankryžoje įrengtas šviesoforas, atitinkantis naujausias šviesoforo rengimo taisyklės. Šviesoforas veikia 3 ciklais, kurie parengti remiantis automobilių srautų skaičiavimais, siekiant sumažinti automobilių spūstis. Sankryžoje įrengti 4 detektoriai, fiksuojantys eismą, automatiškai mažintis raudonos šviesoforo spalvos signalo trukmė. Šviesoforai įrengti tik prieš sankryžą, tad vairuotojai turės laikytis kelių eismo taisyklių ir sustoti prieš stop liniją, nes kitu atveju jie nematys, kokios spalvos šviesoforo signalas dega. Dar viena naujovė, kuri bus baigta diegti šioje sankryžoje, yra nuo 22 valandos iki 6 valandos deganti raudona šviesa visomis kryptimis. Naktį automobilių srautas yra visiškai sumažėjęs, todėl detektoriui užfiksavus automobilį važiuojantį iki 50 km/h greičiu, jis automatiškai perjungs šviesoforo signalą į žalią ir vairuotojas nestabdydamas važiuos toliau. Štai toks tas naujasis šviesoforas mūsų mieste.